sakėm, pakalbėsim apie tai, kiek gerti vandens pirtyje ir kaip gerti. Tai labai panašu, kaip intensyviai sportuojant. Jeigu atkreipia dėmesį, sportininkai vandens geria daug, bet niekada sportuodami. Tai yra sporto varžybų metu arba bėgimo net maratonininkai. Jie negeria bėgdami, jie gurkšnoja. Ką tai reiškia? Jie atstato tą prarastą skystį. Pirtyje lankytojai, taip, visą laiką mes rekomenduojam gerti daug vandens. Tiem, kurie ateina pirtyje, patirti gerų pojūčių. Bet pirtininkui gerti irgi labai svarbu. Tik tai aš bent jau iš savo patirties galiu pasakyti, kad pirtininkui gerti reikia atsakingai. Jeigu prigeri šalto vandens, natūralu, kad organizmas kaitindamas tą vandenį tavo skrandyje, jisai naudoja energiją, naudoja tuos pačius išteklius, kuriuos tu tikrai gana intensyviai naudoji pirtyje vanodamas. Todėl keli tokie pastebėjimai. Šiltas vanduo arba arbata žolelių, kažkokia neypatingai tonizuojanti, nes tonizuojant čia irgi ten atskiri dalykai. Gurkšnoti, o ne gerti, tai yra, aš netgi dabar praktikuoju tokį dalyką, kad 2-3 gurkšniai praskalauji, tik tai praskalavimui, ir 4 jau išgeri, nuryji. Tai apgauni burną, kad vandens drėgmės, nes kas tau signalizuoja, kad reikia atsigerti išdžiūvusi burna. Tai šitoj vietoj sudrėkini burną, sudrėkini gleivinę ir atsigeri tik tai kas 4 gurkšnį. O jeigu kalbėti apie mineralinį? Irgi gerai. Vėlgi atsirinkite savo mineralinį, kuris jums labiausiai tinka ir, žinoma, negazuotą. Gazuotas nelabai. Negazuota. Yra pilnas parduotuvės šiuo metu negazuotų mineralinių vandenų arba mineralizuotų. O jisai pats skaniausias, labiausiai ir norisi gazuoto. Pagal skonį nerekomenduoju gazuotų. O tai jeigu pasidaryti vandenį su elektrolitais, kaip sportininkai irgi labai gerai. Bet vėlgi, tada tas vanduo, kaip tu tada jo tą praskalavimą paprastų vandeniu, o užgerti gurkšnelį su elektrolitais. Kad nemėtyt gero daikto be reikalo. Pabandyk nusipirkti basikos. Už dėžutę kiek ten eurų. Žodžiu, vanduo su labai mažai priedų ir švelni arbata. Švelni arbata. Ir vėlgi, ne per daug. Aš seniau netgi gerdavau iki 4 litrų vandens per pirtį, 4, net 5 litrų. Tada tu apsunkstai, sunkus būni, kliuksi ten pilvetas. Ir kas iš to? Energijos tikrai suryja daug. O tai va tiek apie tą vandenį pakalbėti, nes tikrai yra labai daug įvairių skirtingų nuomonių. Girdėjau, kad reikia daug gerti. Kad pirtis? Kiti sako, sportininkai sako, kad jeigu iki valandos yra aktyvumas, tai jie net negeria visą tą valandą, nes 1 valandą tu tikrai gali, nedehidratuosi. Bet kadangi pirtis trunka 5-6 valandas, tai jau ten negali